Tai yra keistas, nesveikas, psichinis ligonis, toks, kuriam sunku yra adaptuotis visuomeniai, nors iš tikrųjų yra atvirkščiai. Žmogus, kuris gali negert, gali nerūkyti, gali nevartoti narkotikų, tai yra laisvas žmogus. Tokie žmonės yra rodomi kaip marginalai, radikalai, galit pasižiūrėti spaudoj. Yra labai daug straipsnių, net ir su politikais, kurie pabando su tuo tvarkytis. Jie yra pateikiami kaip nenormalūs, kaip radikalūs, kaip marginalūs. Jeigu dar mūsų valstybės atkūrimo pradžioje buvo idėja ir mokiniai, ir jų tėvai turėjo idėją, buvo idėjiški, buvo galima kalbėti apie kažkokią moralę, tautinę savimonę. Dabar tai yra pinigai. Viską valdo pinigai. Turi pinigų, reiškiasi žmogus, neturi pinigų, reiškiasi niekas. Tai yra skatinama ir tai yra kaip padarytas tikslas. O vertybių nebuvimas arba piniginis arba materialinis klausimas pastatymas į pirmą vietą kaip tik ir žlugdo mokinius. Turiu omeny, kad nėra idėjos, nėra tikslo, tik tai pinigai ir tai, žinoma, mūsų pasaulį paverčia, apie dvasiškumą nėra ką ir kalbėti. Ir nuo čia prasideda visos patyčios, nuo čia prasideda visi, pavadinkim taip, klasiniai nelygumai, kurie dabar jau labai aiškiai matomi mokykloje. Jeigu dar grįžti šiek tiek prie socialinių mokslų ir kalbėti apie vadovėlius, norėčiau pateikti vieną pavyzdį. Istorijos vadovėlis tampa labai politizuotas, jis priklauso nuo valdžios. Nes jeigu kažkokia tema yra nenaudinga valdžiai, jinai yra tiesiog išimama arba stengiamasi ją pateikti neigiamą prasme, arba tiesiog yra rekomenduojama nenagrinėti tos temos. Na, tarkim, tokia tema kaip apie senovės Romą arba senovės Graikiją, tai kas dabar yra planuojama išimti šitas temas iš istorijos vadovėlio apskritai. Išvaduokit mums rankas iš bejėgiškumo gniaužtų, nebenorim, kad bet kas šiandien mūsų širdis graužtų. Dar diena ir visiškai ištuštės tėvynės sodžiai. Mes tik norim, kad vaikai
ir juose gyventų sočiai. Mes tik norim, kad vaikai ir juose gyventų sočiai. Bėgo parbėgo su Nemunu, mūsų keliai susipynę, kiek sudaužytų gyvenimų, tiesė rankas į tėvynę. Tolsta nutolsta per Baltiją, broliai, draugai ir kaimynai, mūsų gyvenimo valtyje vietos nelieka tėvynei. Leiskit grįžti į namus, per sunku gyvent be vietos, išvaduokit broliai mus ir nuo priverstinės dietos išsigimsta papročiai. Ir tiesa neaugs sutviska, kol dviveidžiai medkirčiai pjauna Lietuvą kaip mišką, kol dviveidžiai medkirčiai pjauna Lietuvą kaip mišką. Bėgo parbėgo su Nemunu, mūsų keliai susipynę, kiek sudaužytų gyvenimų, tiesė rankas į tėvynę. Tolsta nutolsta per Baltiją, broliai, draugai ir kaimynai, mūsų gyvenimo valtyje vietos nelieka tėvynei. Susipynę, kiek sudaužytų gyvenimų, tiesė rankas į tėvynę. Tolsta nutolsta per Baltiją, broliai, draugai ir kaimynai, mūsų gyvenimo valtyje vietos nelieka tėvynei. Išvaduokit mums rankas iš bejėgiškumo gniaužtų, nebenorim, kad bet kas šiandien mūsų širdis graužtų. Atsižvelgiant į visus šitos faktus, galima būtų padaryti tokią išvadą, kad kažkas tarsi užsibrėžė savo tikslą per karus ir kontroliuojama tokį chaosą sumažinti planetos gyventojų skaičių. Kaip tokiu atveju galima būtų atimti iš žmonių valią pasipriešinti? Atsakymas labai paprastas. Tai reikia paimti ir pakeisti vertybės. Pirmoje vietoje galbūt reiktų iškelti materialinių vertybių tą troškimą tokį ir priversti žmonės savo gerovę kelti kitų žmonių sąskaitą. Pasaulyje esantis visuomenės modelis sukurtas naudojant technologiją, žinoma kaip žiurkių karalius. Šios technologijos tikslas – sugriauti socialinės konstrukcijos pamatus, sukurti susiskaldimo atmosferą, kada kiekvienas pats už save ir nėra supratimo draugas. Norint tai pasiekti, reikia sulaužyti dorovę, sulaužyti moralės principus, kada draugas išduoda draugą. Šitos technologijos esmę pakankamai tiksliai atspindi pavyzdys su žiurkėmis. Šie gyvūnai pasižymi nepaprastu gyvybiškumu, kurio pagrindas – socialinė vienybė. Žiurkės neįtikėtinai socialūs gyvūnai. Jos kartu eina į žygį, padeda viena kitai, jei yra galimybė gina, pasiema su savimi sužeistus. Žiurkės jaučiasi kaip vienas organizmas ir elgiasi kaip vienas organizmas.
Jos greitai keičiasi informacija, perspėja viena kitą apie pavojų, keičiasi gynybos patirtimi. Tokiame elgesyje nėra individualios naudos. Gynybinis mechanizmas – tai įgimta savybė. Vienas iš pagrindinių kovos būdų su žiurkėmis – sugriauti jų gynybinį mechanizmą. Visko iš karto sugriauti negalima. Reikia griauti dalimis po truputį. Tam sudaromos sąlygos. Pagrindinė sąlyga – priversti žengti pirmą veiksmo žingsnį, kuris yra tabu. Daroma tokiu būdu. Imama didelė ir stipri žiurkė, ilgai marinama badu, o paskui jai į narvą įmetama ką tik užmušta žiurkė. Po kelių minučių apmąstymų jis suėda savo mirusį gentainį. Racionali logika pataria. Tai ne gentainis, tai maistas. Jam vis tiek, o man reikia gyventi. Reiškia, reikia valgyti. Antrą kartą nedorovingumo kartelė pakeliama aukščiau. Į narvą įmetamas leisgyvis gyvūnas. Naujas maistas nors beveik miręs, bet vis tiek dar gyvas. Ir vėl racionali logika pateikė sprendimą. Jis vis tiek mirs, o man reikia gyventi. Žiurkė vėl ėda į save panašų, tik dabar jau gyvą. Trečią kartą į narvą įmetamas visiškai gyvas ir sveikas maistas, silpnesnis žiurkiukas. Stipriai žiurkė vėl įsijungia racionalios logikos algoritmas. Ėsti vis tiek nėra ką. Kas iš to, kad mes abi žūsime? Tegu išgyvena stipriausias. Stipriausias išlieka. Kiekvieną kartą priimti sprendimui žiurkei reikėdavo vis mažiau laiko. Tuo metu negailestingumo lygis vis augo. Po kurio laiko žiurkė visiškai negalvojo. Ji savo gentainius pradėjo žiūrėti kaip į maistą. Įmetusi narvą naują žiurkę, to jau puldavo ir suėsdavo. Nuo to momento, kai ji nebegalvoja ėsti ar neėsti, žiurkės dorovė jau yra sulaužyta. Tada jie įleisdavo atgal į tą bendruomenę, iš kurios ji buvo paimta. Tai jau buvo ne ta žiurkė, kuri buvo anksčiau. Tai padaras be dorovės ženklų. Savo elgesį įgrįsdavo tik tai egoizmo logika. Aplinkiniai šito nežinojo. Jie priimdavo ją kaip savą ir pasitikėdavo. Labai greitai būtybė iš išorės panašiai tikrą žiurkę sumodavo. Kam kažkur ieškoti maisto, jei jis aplinkui šviežias ir šiltas? Racionali logika nustatydavo veiksmų pobūdį. Žiurkėdys išsirinkdavo nieko nenutuokiančią auką ir suėsdavo. Labai greitai jis suprasdavo, kad pats patikimiausias variantas – neatvirai pulti ir suėsti, o daryti tai paslapčia nuo bendruomenės. Kitą kartą ši žiurkė vienu ar kitu pretekstu nuviliodavo savo auką į nuošalią vietą ir ten ją suėsdavo. Kada žiurkių bendruomeniai nelikdavo abejonių, kad tarp jų apsigyveno vilkas avies kailyje, žiurkės palikdavo tą vietą. Be to išeidavo 100 atvejų 100. Gyvūnai tarsi bijojo užsikrėsti transformuotos žiurkės fluidais. Jos bijojo tapti tokiomis pat.